Praėjusiame vaizdo įraše sužinojai, kaip veikia draudimas, o dabar aptarsime pačias populiariausias draudimo rūšis ir kuo jos gali būti tau naudingos ateityje. Draudimo formų gali būti labai įvairių. Visų pirma, yra išskiriamas valstybinis ir privatus draudimas. Valstybinio draudimo atveju asmeniui nereikia atskirai sudaryti sutarties. Jį, kaip šalies pilietį, nustatytomis sąlygomis draudžia valstybė. Privataus draudimo atveju pats turėsi galimybę nuspręsti, nuo kokių rizikų, kokiomis sąlygomis ir kokioje įmonėje nori draustis. Toliau aptarsime būtent privatų draudimą, kuris yra skirstomas į gyvybės draudimą ir negyvybės draudimą. Gyvybės draudimas reikalingas tada, kai norim apdrausti savo ar artimiausių šeimos narių gyvybės. Jei apdraustam žmogui nutiktų nelaimė ir jis žūtų, draudimo išmoka būtų išmokama draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui. Gyvybės draudimu svarbu apdrausti pagrindinį šeimos pajamų gavėją, tai yra tą žmogų, kuris šeimoje uždirba didžiausias pajamas, o ypač, jei tas žmogus yra vienintelis pajamų gavėjas šeimoje. Tad gavusi draudimo išmoką, tokia šeima bent kurį laiką galėtų pragyventi ir per tą laiką susirasti papildomų pajamų šaltinių. Dalis gyvybės draudimo įmokų gali būti naudojamos lėšų kaupimui. Galima rinktis iš kaupiamojo gyvybės draudimo ir kaupiamojo investicinio gyvybės draudimo. Tokiu atveju apsidraudęs asmuo pasibaigus nustatytam terminui gali atsiimti sukauptas lėšas. Kaupiamojo gyvybės draudimo išmoka gaunama nebūtinai mirties atveju. Sukaupta suma taip pat gali būti išmokama, kai pasibaigia draudimo galiojimo laikas. Negyvybės draudimas turi daug smulkių porūšių, tad aptarsime tik pačius aktualiausius ir kasdienybėje dažniausiai pasitaikančius. Jei norėsi apsidrausti nuo įvairių traumų rizikų, tau bus aktualus draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Šiuo atveju išmoka mokama, kai dėl nelaimingo atsitikimo sutrinka apdraudžiamojo sveikata ar prarandama gyvybė. Turto draudimu draudžiamas būstas, tai yra būstas ar namas ir ar juose esantis turtas. Pavyzdžiui, tavo tėvai nusprendė jūsų namą apdrausti nuo gaisro. Jei gaisras iš tiesų įvyktų, draudimas įvertins padarytą žalą, kiek nukentėjo namas, kokie daiktai sunaikinti ir panašiai, ir išmokės atitinkamo dydžio sumą. Tikriausiai svajoju sulaukti 18-ojo gimtadienio, kai galėsi išsilaikyti vairavimo teisės ir turėti savo automobilį. Tačiau ar žinai, kad kiekvienas automobilis privalo būti apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu? Toks draudimas labai reikalingas, nes padengia nuostolius, kuriuos tu turėtum atlyginti kitam autoįvykio dalyviui, jei būtum pripažintas jo kaltininku. Jei mėgsti keliauti, tau svarbus kelionių draudimas, kuris reikalingas kiekvieną kartą išvykstant iš šalies. Kelionių draudimas gali padengti netikėtas išlaidas, atsiradusias dėl nelaimingo atsitikimo, praradus bagažą, gabenamus daiktus, prireikus medicinos paslaugų ir panašiai. Įsidėmėk, jog skirtingose draudimo bendrovėse kelionių draudimo sąlygos gali skirtis. Iš tiesų, draudimo paslaugų yra labai įvairių ir jų sąlygos skiriasi, tad prieš pasirinkdamas konkrečią draudimo paslaugą įsitikink, ar tikrai ji tau tinkamiausia ir kokios yra taikomos išlygos.